Nugrįšiu į centrą. Dar šiandien labai pakankamai šilta. Rugsėjo 12 diena. Apie 12 valandą dienos. Namuose šiandien atjungė elektrą visai dienai. Neturiu ką veikti, tai va. Iš vakarų pasikroviau planšetę ir nutariau jums pafilmuoti, gerbėmieji. Štai kokie 3 didžiuliai rieduliai. Įspūdingi. Gražiai atrodo. Čia ir papiltas smėliuko. Tik štai vėl toksai pantonas senas. Supuvęs, jau reikėjo atnaujinti kažką. Matau žuvyčių, kiek plaukia. Žinai, ar bus matyti jums. Kius pailgos, gal ten linai. Tai yra lynai. Tiek žuvyčių. Čia kažkokie tai va vyksta atrakcionai. Su vandens slidėmis, pramogos padaryta, pasišaukinėt Paklausykit, kaip vandenukas gražiai banguoja, tas garsas koks malonus. Prie jūros. Pasijutau kaip šventojoj. Klausimas didžiulis, kodėl niekad aš neatvykau čia pasimaudyti. Čia irgi matau, kad čia ne tualetai, nieko neparašyta, nepažymėta, kad tualetai, čia kokie tai privačios kavinės. Štai tokius Marijampolės Marijos. Labai šaunu, galima puikiai čia praleisti laiką. Kaip ir Vilkaviškiečiai turi savo pliažą. Koks tai, čia tai ko gero žydų vandenukas. Tikriausiai gelbėtojo kokia būdelė. Valtelė. Gražu. Romantiška. Čia tikriausiai persikelti. Lyno padaryta egzotika ir per tą krantą visą galima nutiestas lynas. Čia buvo užsikabinus labai tos virvės tokios jau
trėšia. Nesakyčiau, kad saugu. Štai čia vaikučiam padaryta. Bet kaip sakau, tualetų tai nematau. Tik taip kavinės. Matomai personalas turi tualetą. Žmogėliam kamgi reikia. Žmogėliai gali apsėti ir be tualeto. Kam jiem? Paprastiem žmonėm kamgi ko reikia. Katamaranas svajonė. Katamarano nuoma. Štai vėlgi riedulys. Čia kažkoks tai plaukiojantis. Kaip barža. O čia yra padaryta lieptelis. Nusilieja dėtinė ir maudaisi. Gal čia tualetai padaryti po šituo kalno. Ne, tik tai šiaip kažkoks kalnas suvarytas. Čia gal vandens kokį valymų įrengimai. Tai va. Tualetų neradau nei vieno. Čia taip negražiai nesustumdyta. Šitą pusę biskį primiršta, gal kitais metais. Tikiuosi tvarkys. Tokį dar duobės balos. Reikėtų sutvarkyti. Nusekė stipriai Marius, kaip ir visi šiemet vandens telkiniai. Dėl to, kad buvo katastrofiška sausra. Štai antytys plaukioja. Bet rieduliai fantastiški. Štai va čia sugrįžtu. Visų lanko apės po parką į šitus gultus. Ten matau kažkokį pastogį praeisiu. Ten gal bus tualetai. Čia labai faina. Gėlyčių prisaudyta. Pirmai jau čia iš pradžių. Dabar suksiu čia. Ir jeigu ten tualetai, tai patikrysiu, ar veikia. Kaip įdomiai sugalvota, to pastato veidrodinės sienos atsišviečia. Ir atrodo, kad to pastato ir nėra. Atrodo, kad šito pastato nėra. Kaip įdomiai. Matote? Dar čia padaryta poilsio zonų. Aha, čia tualetai. Va įdomu. Štai poilsiautojas. Labą dieną.
Aha, užrakyta. Tai šiaip diena tai turėtų būti atrakyta. Myliai ponai. Čia dušai. Pažiūrėsim, ar jie veikia paspaudas. Nieks neveikia. Nieks neveikia. Viskas išjungta. Tai labai blogai, atsižvelgiant į tai, kad karštas dar sezono metas. Toksai šiltas ir viskas turėtų funkcionuoti. Bet tualetas sugalvotas originaliai. Jo lyg tai ir nesimato. Štai va taip paslėptas. Nu, nėra šiaip tokia čia labai didžiulį teritoriją, kad nepajėgta ateiti iki tualeto. Nebent kažkoks ekstraumus atvejis. Tai va, mielieji, lauksiu jūsų komentarų apie šį Marijampolės Marių parką. Kvepia lentom šviežiom mediena. Tvarkinga, gražu. Tik tai miesto valdžiai linkėjimai, kad nepamirštų ir kaimo gyventojų. Atsižvelgtų į pageidavimus, kad tvarkytų kelius. Na štai, ačiū visiems už dėmesį. Iki. Dar truputį čia pafilmuosiu. Čia seniau nebuvo taip tikrai gražu, kaip aš čia maudžiausi prieš 20 metų. Bet va čia irgi jau baigėsi asfaltas. Galėjau čia pratęsti. Išasfaltuoti iki pat ir šitą aikštelę galėjau sutvarkyti. Čia nelabai jau gražiai atrodo. Šitos visos balos, tipo čia aikštelė. Ir čia reikėjo kažkokio takučio gražaus. Yra, matau, perspėta, kad galite susižaloti baseino dugne esančiais dvigeldžiais moliuskais. Bet, kaip minėjau, čia ne moliuskais galima susižaloti, bet bandant šokinėti nuo šito sovietmečio palikimo. Nardyklės. Čia tikrai žinau, kad yra vamzdis metalinis. Ir čia šokinėti labai pavojinga. Šitoj vietoj nebent kažkas ištraukė, sutvarkė.
Tai vienas iš tų vamzdžių, matot. Čia kažkada buvo kokios spartų mokyklos. Čia atverta, matot, kaip buvo dalis kaip baseinas. Ir čia va šokinėjimas plaukikų. Ir jie raudavo. Štai kaip padaryti tvirto metalo kopėčios, tai taip ir laiko daug dešimtmečių. Ir čia netgi kokie 50-60 metų. Taip va. Ir čia niekas nevalo. Įdomu, kad čia būtų pavaikščioję tie danų atstovai po šitą pusę, o ne ten tik tai. Visur reikia atnaujinimo. Štai sienas dar sena informacinė lenta apie šį parką. Sena aptriušusi, net nepakeitė. Atrodo, kad darė viską paskubom. Reikia viską apgalvoti. Paskubom nieks nesidaro. Dar čia prasieinu į patį galą parko. Ta prasme, į pačią pradžią sugrįžtu. Čia štai va yra toksai žmonių numintas takelis. Čia aišku būtų labai gražu, kad pačiu pakraščiu būtų nutiestas takelis, sutvarkytas. Ten va matosi pastatas, ta baidarių bazė. Ten buvo anksčiau labai, kur ta baidarių bazė neapžėlė meldais pliažas, matau, ten dabar labai apžėlė. Ten anksčiau visi maudydavosi. Ten taip pat aš vieną vasarą maudžiausi. O čia žiūriu toksai žmonių takelis numintas, bet tiek to jau neįsiu čia. Ir galėtų įdomiai kilaitelį padaryti. Tokiom vietom, jeigu apžiūrai matai, kur gyventojai pamėgė vaikščioti, tai reikia jiem pagelbėti, padaryti patogumus. O čia matau ir škėtraužių vaisių. Gal reiktų prisiskinti. Gražus atsiveria vaizdai nuo čia. Kažkiek biskį truputį prisiskyniau ir škėtraugių. Bet dauguma randasi ant tokių aukštų skardžių, kad neįmanoma pasiekti. Štai nuo pačios pradžios tvarkingai padaryti šaligatviai į parką, šiukšliadėžės, suoliukai. Pats paradas sutvarkytas.
Tai prieisiu prie pačios pradžios. Štai Marių parkas.